Nvidia tapo brangiausia kompanija pasaulyje ir šiai dienai jinai yra numeris 1 tiek S&P 500, tiek Nasdaq indekse. Tuo tarpu rinka yra ekstremaliame godume, o Trumpas siautėja su tarifais ir panašu, kad rinka yra nusispjauti į tuos tarifus ir vis tiek viskas kyla ir važiuoja į viršų. Tuo pačiu Bitcoino naujausias aukščiausias taškas, pramušėm visus absoliučiai rekordus ir kartu su tuo godumu Lietuvos bankas sako, nepasiduokit tam godumui ir neinvestuokit į visokius skeminius dalykus ir įvardina 4 projektus, kurių reikėtų vengti ir apie juos aš irgi pakalbėsiu šitame video. Tai jeigu tau yra įdomus investavimas, jeigu tu jauti, kad galbūt yra laikas pradėti investuoti, tai valio šiandien būtent apie tai ir pakalbėsim apie naujienas, kokią įtaką jos daro. Na, jeigu pirmą kartą pasijungi šitą kanalą, tai mano asmeninis investicinis portfelis štai čia ant ekrano, tai yra viešas portfelis $132 000, kuris jau yra uždirbęs $42 000 pliuso ir išmoka kiekvienais metais apie 25-35 tūkstančius pasyvių pajamų po mokesčių. Tai nuorodą į visą šitą portfelį gali rasti apačioje. Man atrodo, kad tai yra labiausiai prenumeruojamas investicinis portfelis Lietuvoje, tad jeigu nori, valio, nuorodą apačioje visiškai nemokamai. Na ir primenu, kad šitas kanalas yra apie savarankišką investavimą tam, kad tau nereikėtų permokėti fondų valdytojam, konsultantam ir taip toliau ir panašiai, ir kad tu viską pasidarytum pats arba pati savarankiškai su minimaliais mokesčiais ir informuotais sprendimais. Tai jeigu neprenumeruoji, siūlau tą padaryti, nes statistika sako, kad 77% žmonių sugrįžta pasižiūrėti mano video. Taigi, pradėkim nuo baimės ir godumo indekso. Mes galim pamatyti, kad Trumpas siautėja su tarifais ir tikrai buvo antraščių apie tai, kad jis įveda naujus tarifus ten Kanadai, Europai ir taip toliau. Rusijai 100% importui. Ir keista, bet Rusijos importas sudaro, man atrodo, tik tai 3 milijardus į US. Tai, tarsime, šitoje vietoje nemanau, kad ten kažkas tai bus, ten tiesiog skambi antraštė. Tai va, tai bendrai paėmus, nepaisant to, kad Trumpas tada, kai kalbėjo apie tarifus balandžio mėnesį, mes matėme extreme fear ir buvo rekordinis šitas rodiklis ties 3-tuku štai šitoje vietoje, tai vat čia šitas dalykas buvo ir S&P kainavo 4982, dabar mes matom, kad S&P 500 kainuoja 6280, Trumpas gazdina tarifais ir mes turim 76 ekstremalų godumą rinkose praktiškai pagal visus parametrus. Tai ar verta investuoti tuo met, kai yra ekstremalus godumas rinkose? Tai aš sakyčiau, jeigu turit didelį kiekį pinigų, tai yra ten, sakykime, vienkartinė didelė pinigų suma, jums didelė, tai kažkam didelė pinigų suma bus 1000, kažkam bus 100 000. Tai štai vietoje visos šitos pinigų sumos aš asmeniškai nemesčiau į tokią rinką, nes tikriausiai mes turėsime kažkokią korekciją, tačiau dalyvauti rinkoje visada yra geriau ir aš esu daręs video apie tai, kad netgi investuojant per visų laikų aukštumas, bet kokiu atveju mes ilguoju laikotarpiu vis tiek uždirbtume pakankamai daug pinigų, nes tai sukuria momentumą, tai yra rinka sukuria tą įsibėgėjimą į viršų, kai visi tiki pas visus yra gera nuotaika, nu ir po to šiek tiek korekcijos, po to vėl važiuojam. Tai šitoje vietoje laukti tokios vietos, tai buvo rekordinis, čia vat kritimas, nors mes per vieną dieną tokių dalykų laukti tikrai nereikia ir garantuoju, kad šitoje vietoje jūs tikrai nedalyvausit rinkoje, jeigu prieš tai nedalyvaut. Tai tiesiog, ką geriausia daryti, tai yra po truputį susipažinti, užeiti, sakykime, jeigu turit kažkiek kapitalo atidėto investavimo, tai tiesiog 10%, 15-20% ir viskas pradėti dalyvauti rinkoje ir stebėti ją ir kartu su tą rinką keliauti, nes jos mes nepergudrausim, bet vienintelis dalykas, ką galim padaryti, tai yra prisitaikyti prie rinkos. Ką reiškia prisitaikyti? Tai reiškia stebėti ir nepirkti, kai yra visgi tas ekstremalus godumas už visus pinigus numatytus, tiesiog galbūt papildyti tam tikromis pozicijomis savo portfelį, tačiau kai yra ekstremali baimė, tuomet yra laikas po truputį pradėti darbinti savo kapitalą ir dar labiau stebėti rinką ir būti godžiam, kai visi bijo. Nes kaip matome, ne, vat, nuo 4-9, tai įsivaizduokime, 5000 suinvestuoja, grubiai dabar yra 6-2, 3 mėnesiai, ne? Tai yra 20% prieaugis. Gerai, tai tiek trumpai apie tą godumą ir apie dalyvavimą rinkoje ir dabar keliaujame prie svarbiausių savaitės naujienų. Bendrai, Trumpo tarifai plečiasi, įvedė 35 Kanadai, 30 ES ir Meksikai ir įvardina tai kaip atsaką į nesąžiningus prekybos santykius, bet to jis paragino naujais 30% tarifais ES ir Meksika, jei nebus peržiūrėtos prekybos sąlygos. ES kaltinama per daug eksportuojantį automobilio, Meksika dėl pigios darbo jėgos ir komponentų eksporto. Taip pat JAV iždas paskelbė netikėtą perteklinį 27 milijardų biudžetą. Tai dalinai dėl išaugusių muito pajamų, nes prieš tai buvo įvesti muitai. Tai bendrai tarifai kaip ir veikia
nes 27 milijardai atrodytų, kad tai, Amerikos ekonomika tai nedaug, bet šiaip bendrai paėmus pinigų prasme, tai yra milžiniški pinigai, nes Lietuvos BVP yra apie 90 milijardų metinis, ne? O čia per 3 mėnesius surinko 27 milijardus papildomai pertekliaus. Tai gali būti, kad tai tiesiog laikinas efektas, bet matysim. Bendrai pasaulio prekyba kaip ir yra tas instrumentas, kuriuo galima manipuliuoti ir anksčiau tai buvo svarbu. Balandžio mėnesį tai buvo ypatingai svarbu. Dabar niekas atrodo, kad nebijo šitų dalykų, nes tikriausiai tie tarifai bus atidėti kažkiek, tai persidėrėti ir taip toliau ir panašiai. Ir that is it. Tai va, tai bendrai aš siūlyčiau nesivadovauti labai daug jau tomis tarifų naujienomis, aš siūlyčiau labiau stebėti, kaip šita tarifų politika visa darys įtaką Amerikos rinkai ir atitinkamai tada jau priimti informuotus sprendimus su savo akcijomis atitinkamomis, jeigu turit portfeliuose, ETF-ais ir panašiai. Galbūt bus verta pasipildyti godžiau portfelius, galbūt kaip tik bus verta susilaikyti nuo pirkinių. Ne? Tai jeigu mes matysim vėl ekstremalų godumą, tai periodinis investavimas valio. Jeigu mes matysim ekstremalią baimę dėl kažkokios priežasties, tai tada į tą priežastį pasigilinti ir nuspręsti, ar tai yra kaip tik geras laikas įdarbinti papildomą kiekį pinigų. Dabar, kas liečia Nvidia, tai visi tikriausiai girdėjo, kas investuoja, tai kad Nvidia tapo brangiausia pasaulio kompanija ir jeigu pasižiūrėti dabar, šią dieną jinai sudaro nei daug, nei mažai 7,4% viso S&P 500 indekso. Kaina dabar 171 pinigas už akciją, doleris už akciją ir pakilusi 4,5%. Tai jeigu pasižiūrėt, kaip jinai atrodo pagal kapitalizaciją, tai kad suprasti, tai Google'as ir Meta kartu sudėjus yra kaip Nvidia. Jeigu žiūrėti, Intelis, AMD, tai manęs ten klausinėjot per klausimą atsakymų sesiją, ką aš manau apie AMD. Na, žiūrėkit, Intelis, AMD, Salesforce'as, ASML'as, Palantyras, Netflix'as, Tesla ir Taivano puslaidininkiai, tai atitinkamai jie irgi sudaro 4 trilijonus, ne? Tai netgi Tesla ta pati įeina į čia kartu su Netflix'u, Palantyru ir ASML'u ir Taivanu. Tai bendrai, aš sakyčiau, kad tai yra protų nelabai suvokiama kapitalizacija ir Nvidia tampa vienu svarbiausių žaidėjų pasaulyje, būtent kas liečia data centrų. Tas ir tai buvo aišku, bet tai GPU gamyba, tai yra vaizdo plokščių gamyba, panašiai. Plus dar, kiek prisimenu, susitarė lyg su galimybė dalį plokščių tiekti Kinijai, kas dar yra geresnis dalykas. Gerai. Tai ASML'as beje yra ta kompanija, be kurios Nvidia nelabai galėtų gaminti čipus, nes litografijos įrenginiai, kuriais naudojasi Nvidia, jie pagaminti yra ASML. Aš sakyčiau, kaip per aukso karšligę, tai reikia ne aukso ieškoti, štai šitoje vietoje, o žiūrėti, kas naudojasi kastuvais ir jiem pardavinėti. Tai ASML'as būtent parduoda kastuvus Nvidia šiuo atveju. Gerai, jeigu žiūrėti Nasdaq'e, tai yra irgi pirma pagal dydį kompanija ir pasižiūrėjus 9,4% sudaro, Microsoft'as toliau 8,8, Apple'as 7,4, panašiai. Tai bendrai klausimas, ar turi Nvidijos, jau klausiau, ne, bet jeigu neturi Nvidijos, tai vėlgi tiek S&P 500, tiek Nasdaq 100, tai yra 2 ETF-ai, kurie automatiškai įtraukinėja didžiausias pasaulio kompanijas pas save į portfelį. Jeigu tu nori vieno mygtukų paspaudimu įsigyti savo visą geriausių kompanijų portfelį, tai yra 100 kompanijų, 500 kompanijų atitinkamai, tai atkeliauji į vertybinių popierių sąskaitą. Šiuo atveju aš naudojuosi Freedom 24 ir jeigu nori, gali visiškai nemokamai su nuoroda apačioje per 15-20 minučių atsidaryti savo vertybinių popierių sąskaitą. Realiai, ko reikės, tai banko sąskaitos išrašo su adresu patvirtinimu, ID, 15 minučių, telefonas, kompiuteris, susipildai klausimyną, atsakai visus klausimus sąžiningai ir viskas. Ir šitoje vietoje tiek žinių. Turi vertybinių popierių sąskaitą, tada gali pradėti investuoti. Atkeliauji į priekybą, susirandi kaip pavyzdys, jeigu norisi S&P 500 arba Nasdaq'o, tai yra 2 ETF-ai, kurie yra patys populiariausi, tai yra SPYL, yra pigiausias S&P 500 ETF-as, 12-13 eurų kainuoja, ir ANAV, tai yra Nasdaq 100 ETF-as ir gali pasižiūrėti, 17 eurų kainuoja dabar. Tai mano galva, tai yra tie ETF-ai, su kuriais tikrai niekas, joks naujokas neprašaus, ypač jeigu kalbam apie periodinį investavimą 10-15 metų į priekį, netgi ir 5 metam į priekį. Tikimybė visgi yra, kad mes neturėsim kažkokių nuosmukių labai didelių ir važiuosim į viršų. Bet tai nebus tai, kad tikrai viskas stabilu. Stabiliausia rinkos dalis tai, kad jinai yra nestabili. Tai šitoje vietoje tą reikia suprasti prieš darbinant pinigus, dėl to nedarbinti daugiau pinigų, negu gali leisti savo prarasti, šiuo metu arba sėdėti nerealizuotame nuostolyje. Gerai, tai važiuojam toliau. Apple'o, beje, labai daug buvo neigiamų naujienų apie Apple'ą, kad jis čia nevertas tiek ir panašiai, bet bendrai naujausia analizė rodo, kad Apple'as peržengs $100 milijardų
dolerių kumuliacinių pajamų ribą iš AirPods serijos jau 2026 metais. Ir šitie ausinukai tampa ne tik populiariausių dėvimuoju įrenginiu, bet ir pagrindiniu pelno šaltiniu augimo sulėtėjimo laikotarpiu, nes iPhone pardavimai šiek tiek suprastėja, na tai atitinkamai kiti įrenginiai tempia viską į viršų. Ir net ir didžiausios įmonės, jeigu taip žiūrėti, remiasi stabiliais kartojamo vartojimo produktais. Tai štai vietoje, gerai, prasti ten tie ausinukai, tai atitinkamai mes juos nusiperkam vėl po 3-5 metų ir žmonės atsinaujina. Tai šitoje vietoje tai yra tiesiog tas pasikartojantis vartojimas, kuris atneša labai didelį kiekį pinigų Apple'ui ir jeigu žiūrėti, tai vat dabar Apple Revenue by Segment, tai galim pažiūrėti, iPhone'ai 202 jardai, Mac'ai 32, iPad'ai 29, Wearables, tai yra tai, kas nešiojama, tai yra 36 jardai, paslaugos 102 jardų. Tai bendrai ten Wearables, iPad'as ir Mac'as, tai pasižiūrėjus 9, 7, 8, tai 24% sudaro visų Apple pajamų, tai yra ketvirtadalis bendrai viso pyrago. Žinoma, 50% atkeliauja vis dar iš iPhone'o, bet panašu, kad laikas stebėti ne tik iPhone'o pardavimus, bet ir bendrai paėmus ausinukų ir kitų device'ų pardavimus, nes tai gali būti naujas ir didelis pajamų šaltinis, kuris tiesiog pakeis iPhone'ą natūraliai. Trumpas, šitoje vietoje respektas žmogui, tai yra pagarba, pasiūlė sukurti investment accounts for newborns, tai yra naujagimę. Planą, pagal kurį kiekvienam JAV naujagimiui būtų atidaroma asmeninė investicinė sąskaita su $1000 valstybės įnašu. Tai būtų motyvacija šeimom kaupti vaikų ateičiai. Tai kodėl tai yra svarbu? Nes įsivaizduokime, kad ir kiek naujagimių gimsta, visiems atidaromas investicinė sąskaita atidaroma ir tokiu atveju, kas nutinka, tai kad 1000 pinigų keliauja į investavimą. Tai įsivaizduokime, kiek gimsta naujagimių tenai ir kiek tai papildomų įnašų į sistemą, tai reiškia skatina pirkimą bet kuriuo ekonomikos laikotarpiu, net per nuosmukius, net per gerus laikus ir ten all time highs. Tai šitoje vietoje tai šiek tiek tie papildomi įnašai galėtų stabilizuoti netgi tuos pačius kritimus, ypač jeigu ten per krizę gimsta daugiau žmonių, kaip pavyzdys. Tai šitoje vietoje yra pakankamai svarbu būtent pasyviem ETF-am ir tai yra praktiškai garantija visiems dideliem verslam, jeigu žmonės pasirinks pasyviai valdomus ETF-us, ten yra didžiausios pasaulio kompanijos. Tai yra nemokami pinigai, tik kita forma didžiausiam pasaulio kompanijom. Tai skatina jų augimą, jūs ir taip gerai auga. Tai dar labiau skatins jų augimą. Tai aš sakyčiau, kad tai yra svarbu ir vėlgi, tai darys praktiškai tiesioginį įtaką tam pačiam S&P 500 ir Nasdaq'ui, jeigu žiūrėti ilguoju laikotarpiu, nes pirkėjų bus vis daugiau ir jie nebus parduodami. Šitoje vietoje tie fondai, reiškia 18 metų, kaip minimum. Tai įsivaizduokime, 18, kai kur 21 metai, panašiai. Tai jeigu mes kalbam apie ANAF, kaip pavyzdys ETF, SPYL ETF, tai atitinkamai, įsivaizduokime, 1000 nupirkom ir viskas. Dabar kiek tai potencialiai gali uždirbti ir kodėl aš sakau, kad labai šaunuolis Trumpas šitoje vietoje ir pagarba už tokį sprendimą, tai kad, sakykime, tas pats 1000 investuotas su 10% vidutinės metinės grąžos 18 metų, jisai realiai virsta 5000. Tai reiškia, 5000 jau praktiškai paskata vaikui, 18-mečiui, 21 metų, jeigu ten kai kur leis atsimti tik 21, tai yra 7400. Tai čia yra prie 10% grąžos. Jeigu kalbam prie 12% grąžos, tai tinkamai 10 000. Tai priklausomai nuo to, kur pasirinks, tai tie pinigai padešimtubės per ateinantį tą 18-20 metų ir tai tikrai bus visai faina paskata šeimom po to leidžiant į galbūt ten koledžus ir panašiai tuos savo vaikus. Tai aš sakyčiau, kad tikrai labai smagus toks dalykas. Tuo tarpu Lietuvos bankas įspėja, kad Lietuvoje yra 4 nelegalios platformos, kurios mulkina potencialius savo investuotojus. Iš tikrųjų tai melžiamas pinigų karvės, kaip galima pavadinti taip negražiai, bet realiai tai yra platformos, žada neįtikėtinas grąžas, manipuliuoja socialiniais įrodymais ir bando įtraukti per žinutes, skambučius ar tiesiog melagingas reklamas. Tai kompanijos be licenzijoje Finico X, Novatech FX, Royal Trades ir Green DAX. Tai dabar įsidėmėkit visus šitus 4 pavadinimus. Jeigu tu arba tavo pažįstamas, arba tavo žmonės aplinkoje tau kalba apie šitas platformas, pirmas dalykas išmesk iš draugų, gerai, pirmas dalykas praedukuok, kad tai yra skemas, jeigu jie nesiedukuoja, išmesk iš draugų, literaliai. Tai prasme, čia gerą tokį turėjom pasikalbėjimą ir žmogaus viena nuomonė buvo, sako, jeigu aš ateičiau į valdžią, aš pirmas dalykas, ką padaryčiau, aš naimčiau visus apsauginius tuos labelius, ne? Tai yra, tarkim,
jeigu tu prieini prie skardžio ir matai, kad ten yra, tursime skardis, didelis, ne, ten nušoksi, užsimuši. Ir ten yra lentelė nešokti. Kam yra ta lentelė pastatyta? Tursime, tu turi būti visiškas, ta prasme, kas tu turi būti, kad tu prieesi nušoktum, ne? Vaikas tos lentelės vis tiek nesupras, o suaugusiam jinai pastatyta. Tai bendrai, šitoje vietoje tai būtų natūrali atranka žmonių ir protingiausiai tiesiog išgyventų ilgiau ir viskas. Tai lygiai taip pat ir čia. Tai gausis natūrali tavo draugų atranka šitoje vietoje ir jeigu bendrai paėmus turi kažką iš aplinkos, trauk juos laukan, jeigu jie nesitraukia, tai tada trauk iš draugų ratų. Ir kitas momentas dabar, kaip investuoti. Tai tam, kad neprarasti pinigų, tai pirmas dalykas reikia pasirinkti licenzijuotą platformą. Tai kaip pavyzdys tas pats Freedomas. Licenzijos Buffinas prižiūri, Saisekas prižiūri, ataskaitos sekui, viešai kotiruojama biržoje kompanija, ne? Taip toliau ir panašiai. Tai yra realiai veikiantis pagal reguliavimą brokeris, ne, vertybinių popierių brokeris. Tai šitoj vietoj, ten, kur tave kviečia per telegramus kažkokius ir taip toliau ir panašiai, tai jų niekas neprižiūri, tu neturi jokių apsaugos mechanizmų kaip vartotojas, tavęs nesaugo, MiFIDas tavęs nesaugo, ten jeigu tu kažkur įdedi pinigų, tai pavyzdžiui ETF-ai, UCITS, ne, tai jie turi tą apsaugą retail investuotojo papildomą reguliavimą, taip bendrai, tu nieko šito dalyko neturi, bet tau žada didelės grąžas, ten kripto ir taip toliau ir panašiai. Tai ne, šitoje vietoje ne. Patikrink būtinai, ar platformos turi Lietuvos banko priežiūrą, nes, pavyzdžiui, Freedomas šiuo atveju turi Lietuvos banko priežiūrą. Ir jeigu apskritai kyla abejonių dėl platformos, tai, geriau yra prarasta galimybė, negu sudegintas kapitalas iki nulio. Tai aš sakyčiau toks niuansas. NT mokestis keliauja į konstitucinį teismą. Panašu, kad Seimo opozicija svarsto kreiptis į konstitucinį teismą dėl nekilnojamo turto mokesčių įstatymų. Pagrindinis argumentas, ar teisinga skirtingai apmokestinti turtą pagal jo deklaravimą. Pagrindinis ar ne. Kodėl tai yra svarbu? Nes jeigu tu turi kelis nekilnojamo turto objektus, nuo to gali priklausyti, ar tavo turtas bus apmokestintas 0,1 procentų ar 1 procentų. Tai yra 10 kartų skirtumas. Ir bendrai šitoje vietoje aš jau tada tikrai rekomenduočiau, nors rekomendacijų neteikiu dėl investavimo, bet rekomenduoju sekti įstatymų eigą ir turėti pasiruošimą, planuoti ir įvykdyti turtinius pokyčius pagal jau naujai įsigaliojusias visas taisyklės ir jeigu vyks teismas, tai vėlgi kaip ten viskas rutuliuosis. Tai jeigu tu turi daug nekilnojamo turto, stebėk šitą situaciją, nes tau tai gali labai stipriai kirsti, taip sakant, per mokesčius. Kripto ir bitkoinas, kuris susilaukė $123 000 už vieną vienetą ir dabar kaip tik kongrese vyksta Crypto Week, tai yra kripto savaitė. Ruošiami net 3 svarbus įstatymų projektai, kurie gali iš esmės keisti visos rinkos reguliavimą. Tuo pat bitkoinas pramušė 123, dabar bent jau, kai aš filmuoju, jisai kainuoja apie 117 000. Atvirus pozicijus bitcoin ateities sandoriuose pasiekė rekordą futures'e, tai 86,3 milijardo, per savaitę į bitcoin ETF suplaukė $2,7 milijardo, tai yra 5. didžiausias įplaukų skaičius nuo 24 metų pradžios. Ir svarbiausias projektas yra Genius Act, kuris numato stablecoinų reguliavimo sistemą JAV, tai yra tų stabilių monetų reguliavimą. Ir taip pat yra svarstomi Clarity Act ir Anti-CBDC Act. Tai Clarity Act nustatytų, kada kripto laikomas turtu, o ne vertybiniu popieriumi, o Anti-CBDC uždraustų federaliniam rezervui kurti savo skaitmeninį dolerį ant blockchain. Tai kitaip tariant būtų naudojami kiti stablecoinai, tai yra Tetheris kaip pavyzdys ir kiti. Tai kodėl tai svarbu? Nes jeigu šitie įstatymai bus priimti, JAV taps viena iš pirmųjų didžiųjų ekonomikų su aiškia verslui palankia kripto teisinė baze. Ir tai gali reikšti pakankamai didelį bankų ir mažmeninių investuotojų įsitraukimą. Dar didesnį įsitraukimą. Taigi, jeigu laikai bitcoiną arba susijusius ETF-us, realiai šitą savaitę tau turėtų būti tiek įdomi, tiek pelninga. Stebėk balsavimo eigas ir bendrai rinkos jau dabar reaguoja ir tikriausiai jau įskaičiuoja tai, kad bus priimtas tas Genius Act, bet jeigu jis nebus priimtas, tai reiškia, kad bitcoino kaina gali staigiai pakristi kuriam laikui, nes nepateisins lūkesčių šitie dalykai. Tai tiesiog tą turėk minty. Pavyzdžiui, tie, kas seka mano portfelį, žino, kad aš prieš skrydį į Barceloną trečiadienį išsistačiau IBIT ETF opcioną, Tai kad nepirkti viso ETF, ką aš padariau, tarkime 100 vienetų, bet kad uždirbčiau iš jų pokyčio, tai vat prie sandorių ateikim ir galima matyti, IBITas. Nusipirkau po 805, pardaviau po realiai čia 5 dienų, tai 10 dieną nusipirkau, 15 dieną pardaviau už visų 375
dolerių pelno. Tai realiai buvo uždirbta apie 50% beveik, ne, 46-47 procentai per 5 dienas, iš kurių 2 dienos buvo savaitgalis, ir iš to uždirbau ir tada jau nusipirkau Ibito, ne, šitoje vietoje. Tai tiesiog paprasto ETF. Tai labai paprastai free pirkimas gavosi, ne, tai nes jeigu aš būčiau nupirkęs tiesiog 5 Ibito vienetus prieš tai, už 341, nu tai atitinkamai aš nebūčiau uždirbęs tiek, ne, tai šitoje vietoje stebėkit portfelį ir stebėkit, ką darau, matau, vat 3.8 prenumeruoja jų žmonių, tai tas labai labai smagu. Ir ypač tai, kas susijęs su kripto, žinoma, galiu prašauti, galit kažką pakartoti, bet bendrai sakyčiau, kad tai yra svarbus pirkiniai mano krepšelyje, kuris yra susijęs su kripto, nes šitame portfelėje 50% mano aktyvų yra susijusių su kripto būtent. Gerai, na ir ką, dabar 2 naujienos dar apie JAV, bedarbystė aukščiausia nuo 21 metų ir dabar yra kaip niekada sunku rasti darbą, pasiūlymų mažėja, konkurencija tarp kandidatų auga ir darbdaviai diktuoja sąlygas. Tai bendrai, ką mes galim turėti, papildomai dar JAV kainos pradeda kilti ir tai yra panašu, kad tarifų įtaka plus padidėjusių palūkanų įtaka. Tai Fedas nemažina palūkanų ir vis dar laukia tos ekonominio atsako, ne? Tai atsakas ekonominis į tarifus jau yra, papildomai 27 milijardai buvo surinkti iš šitos vietos. Kaip ir teoriškai turėtų pradėti mažinti palūkanas, tai tada žmonėm palengvėtų finansinė situacija, bet dabar įsivaizduokime, kad niekas nesikeičia. Tai bedarbystė auga, žmonės turi padidėjusias įmokas už būstus ir nebegali išsimokėti. Ir realiai kainos pradeda kilti dar, matome buitinės technikos, automobilių dalių, žaliavų segmentus. Tai bendrai paėmus mes panašu, kad galėtume keliauti į stagfliaciją, kas galėtų būti vienas prasčiausių laikotarpių Amerikai. Tai tikiuosi, kad federalinis rezervas nepadarys nesąmonių ir visgi pradės po truputį mažinti palūkanas, kol dar nėra per vėlu ir kompanijos pradės nebeatleidinėti darbuotojų, nes tai yra brangiausias kapitalas jiem, bet kartu su dirbtiniu intelektu atkeliaus visgi atleidimai. Tai ką reikėtų stebėti? Reikėtų stebėti didžiausių kompanijų atleidimus arba samdymus, kas samdo, kas atleidžia darbuotojus. Ir jeigu mes matom kylančią bedarbystę, didžiulius atleidimus ir nemažėjančias palūkanas, na tai tokiu atveju aš tikriausiai nebeinvestuočiau, o kaupčiau cashą, tai yra pinigus tiesiog laikyčiau vertybinių popierių sąskaitoj, su idėja, kad mes turėsime kažkokį tai didesnį kritimą ir užsitęsusi kelis mėnesius tikrai kritimą, galbūt ir net metus, kai situacija pasidarys jau, na, gerokai prastesnė dėl va tokių sprendimų. Ir tada jau ekonomika kaip ir atrodys, kad viskas pradės važiuoti gerai, bet, nu, tarsi dėl bedarbystės ir visų šitų reikalų, atitinkamai mes samdymo bangą pajusim tik po kurio laiko. Ekonomika veikia su uždėlsimu, ne, mum kaip investuotojam. Tai va, tai bendrai paėmus, aš sakyčiau, kad laikyti cashą irgi būtų labai geras pasirinkimas, ypač apie 10% portfelio, bendrai paėmus su idėja, kad mes galim turėti tą krizinį laikotarpį ir per tą krizinį laikotarpį būtų labai smagu įdarbinti kapitalą, o nesėdėti ir galvoti, iš kur gauti pinigų tam, kad nusipirkčiau, nes ir taip portfelis pakrito jau esamas, ne, kuris investavo. Tai va, tai kokia tavo nuomonė apie visus šituos dalykus ir pakomentuok, ar tavo draugai investavo į tas, vat, galbūt platformas. Įdomu sužinoti, kiek tokių žmonių yra. Nu, tai gal tu, gal tavo draugai ir ar pavyko ištraukti pinigus ir pabėgti iš tenai. Na ir atitinkamai, ką tu manai apie visą investavimą į JAV, nes panašu, kad yra ir labai gerų naujienų, ir labai prastų naujienų. Ar tu laikai, ar tu ruošiesi kažkam prastam, ar tu kaip tik investuoji periodiškai ir nesuki savo galvos. Tai lauksiu komentarų ir pasimatysim kitose video. Taigi turiu atblokerius visus, vis tiek meta tas reklamas.